O štai prie sienos jau su rankiniu įsukimo kryžme jau negalėtumėm taip pasukti, kaip prieš tai demonstravom dviesi, ir jeigu būtų labai sunku įsukti polių, to padaryti jau negalėsim. Tuo atveju reikėtų naudoti geriausią elektrinį įrankį, arba po labai truputį mažais sūkiais sukti rankas. Turim realią situaciją vietoje, kada negalim laikytis užsibrėžto polio atstumo tarp atrame, nes galimai po apačiai yra vamzdžiai. Nenorėdami rizikuoti, ten teka, gražiai įsireiškus fekalijos, ten yra bačka, į kurią nuteka visi dalykėliai, kurie nenorim, kad būtų namie. Ir todėl turim, stengdamiesi nepridaryti kuo daugiau polių ir didinti rizikos, kad pataikysim, tai pasirinkom saugesnį atstumą. Dabar yra netgi 1,60 m, o konstrukcija bus naudojama ta pati 80 mm aukščio kalviuotas maumedis. Ką mes padarysim tokiu atveju? Kai susiriš karkasas, jeigu matysim, kad šiek tiek lyguoja po apačią arba tarp dviejų apatinio karkaso linijų, susuksim dar papildomą konstrukciją, kuri sutvirtins šito atstumo laikymą.